Esu Vytautas Ratkevičius, Užupio saugios kaiminystės pradininkas ir vienas iš šerifų. Užupio saugi kaiminystė pirmoje eilėje tai ne technika, ne videokameros ar kažkokie tai pareigūnai. Tai yra bendruomenė, tai yra bendravimas, tai yra santykiai. Ir ką mes galvojam ir ką mes darom ir kaip mes vienas į kitą žiūrim ir ko mes iš kito tikimės, galima sužinoti iš mūsų bendruomenės simbolių. Pirmas žingsnis tai yra mūsų Respublikos simbolika. Tai yra pozityvas, lėtas judėjimas, menas ir upė, ir Vilnelė. Tai čia vienas iš mūsų pirmųjų žingsnių, norint patekti į Užupį, prisijungti prie bendruomenės. Kitas žingsnis į mūsų saugią kaiminystę, tai yra Užupio šerifai. Ir vienas iš jų, kurį aš jums norėčiau parodyti, tai yra šerifo mobilis. Einam. Saugiai kaiminystėje labai svarbu bendros veiklos, bendros vertybės. Užupis turi susiliejimo darbe ir kūryboje vietą, tai yra Užupio meno inkubatorius, kurį mes dabar ir važiuojam. Saugioje kaiminystėje viskas apie bendravimą, apie komunikaciją, apie bendrystę. Svarbi mūsų bendrystės, etiketo ir taisyklių tolerancijos dalis yra angelas. Tai yra mūsų statula, sukurta užupiečių bendruomenės jėgomis. Vienas iš pagrindinių mūsų simbolių, kuris vienija mus ir išsako mūsų vertybės, yra vėliava. Užupio vėliava su ranka, atvira ranka. Užupio saugi kaiminystė sukurta iš visos eilės dalykų. Tai yra iš švenčių, iš susitikimo vietų. Svarbiausia dalis yra tai vienas kito supratimas. Vienas kito supratimas ir tolerancija. Užupiečiai turi begalę švenčių. Tai 10 progų susitikti kartu, pabendrauti, paveikti kartu, pasilinksminti, padirbti. Matom konstituciją. Kiekvienas bendrystę supranta skirtingai. Tai todėl užupiečiai susikūrė savo konstituciją, kuri išversta į 16 kalbų. Ir tai vieta, kur aprašomi santykiai su aplinka, su kaimynais ir net su gamta.
Sakoma, kad konstitucija, kad Užupis yra toks mažas, kad jame telpa visi. Ir net kad Katinas turi savo teisės. Ir Vilnelė turi savo teisės. Tai yra tolerantiškiausia konstitucija turbūt pasaulyje, kas ir sudaro saugios kaiminystės pagrindą. Užupiečiai turi daug įdomių užsiėmimų kartu ir atskirai su svečiais ir užsieniečiais. Viena iš susitikimų vietų yra Užupio turgelis. Tai kur susitinka žmonės, susitinka pardavėjai su pirkėjais, susitinka gamintojai su vartotojais, bet pagrindinė taisyklė Užupio turgelio yra pagarba vienas kitam, pagarba panašiam į save. Darbo metu turgelis yra gamintojų ir vartotojų susitikimo vieta. Laisvalaikių turgelis yra susitikimo vieta. Tai labai svarbi saugios kaiminystės dalis. Mūsų vertybės komunikuojamos, mūsų bendruomenės vertybės komunikuojamos ne vien tik tai į vidų, bet ir į išorę. Ir tolerancija, pagarba net ir tokiems pasireiškia labai įdomiom formom. Pavyzdžiui, Užupyje kūriamas visiškai unikalus Tibeto skveras. Nepriklausomai politiniam spaudimui, bet čionais buvo įkurtas Tibeto skveras. O tu čia nepatikė?